Dažnu atveju 3D projektavimas gali pasirodyti kaip vieno žmogaus darbas, tačiau dirbant komandoje yra daug kartų produktyviau. Dėl to Fusion aplinkoje galima bendradarbiauti su gausia komanda, kurioje bendras projektų valdymas tampa efektyvesnis. Prie projekto gali dirbti keli žmonės vienu metu. Ir šioje vietoje matome, kokie žmonės yra prisijungę prie projekto. Bei atsidarę Detail Panel, taip pat matom, kurie kolegos yra prisijungę prie projekto. Šiuo atveju šį projektą atsidaręs esu aš vienas, tačiau jeigu būtų daugiau kolegų prisijungusi prie projekto, taip pat matyčiau, kas jie tokie. O pačiame projektavime, dirbant dviese ar daugiau, prie daugiakomponentinio projekto, mes ne iš karto matome atliktų kolegų pakeitimus. O tik paspaudus Save mygtuką yra išsaugome naują versiją, kur matome atlikti pakeitimai. Ir dirbusius kolegos prie šio projekto, juos iš karto indikuoja naujos versijos atnaujinimas. Paspaudus ant naujos versijos, iš karto nuvesi naujausius pakeitimus. Tačiau mes visada galim sugrįžti į senos versijos pakeitimus ir pasižiūrėti, kas buvo atlikta. Bei taip pat galima komunikuoti su kolegoms realiuoju laiku pačiame projekte prie comments skilties. Šioje vietoje galime susirašinėti su kolegomis bei nurodyti, kokius pakeitimus mes norime atlikti tam tikrom detalėms ar iškomunikuoti reikiamą informaciją. O visos komandos ir projektų valdymus bei kokie žmonės gali prieiti prie tam tikros informacijos galim valdyti čia, atsidarius Detail Panel, ir prie komandos paskyros yra Administrator Console, kuri mus nuves į puslapį, kurioje galėsim valdyti nustatymus. Bei taip pat jūs galite turėti ne vieną komandos padalinį, kur bus sukeliami atskiri projektai. Taip galite išskirti savo gamybos komandą, dizaino komandą ar kokio kito tipo komandos grupės. O atsidarius Administrator Console puslapį, čia galima koreguoti įvairius komandos nustatymus, pasikeisti komandos pavadinimą, dalintis failais, ar kaip yra priskiriami nauji komandos nariai. Bei šioje vietoje mes galim pakeisti komandos narių teises, tai palikdami juos kaip komandos nariais, pakeisdami į administratorių ar projektų kontributorių. Tai administratorius turės visas teisės į komandos nustatymus, komandos nariai bus tiesiog šios komandos atstovais, o projektų kontributoriai galės prieiti prie tam tikrų projektų. Taip pat mes galim pakviesti naujus komandos narius, spausdami Invite mygtuką ir įvedus elektroninį paštą automatiškai išsisiųs laiškas, kur gaus pakvietimą. Bei projektų valdymas yra vienas iš esminių parinkčių, tai pasirinkę projektą galima matyti jo tipą, kad jis yra uždaras, atviras ar paskirstytas į atskirus katalogus. Tai šiuo atveju atsidarę uždarą katalogą ir pasirinkę Manage Roles skiltį, mes matome, kokiems žmonėms yra priskirtos teisės. Tai šiuo atveju gali būti keli tipai, tiesiog matyti projekto vidų, bet nieko negalės koreguoti. Editorius galės koreguoti visą projekto failą arba pačią projekto administratorių. Taip pat galima priskirti kelis administratorius projekto, tai jie turės visas teisės į projektų valdymą. Jei mes norim pakeisti projekto tipą, tai šiuo atveju yra Upgrade Project Type. Bei šis atnaujinimas leis priskirti ne tik bendro projekto valdymą, bei kiekvienam katalogui atskiras žmonių teises. Atsidaręs tokį tipo katalogą, spaudžiam Manage Roles ir tai mus nuves į naują aplinką, kur galėsim paskirstyti naujų žmonių teises. Taip pat galima skurti grupės, kad nekvies po vieną žmogų ir nurodyti grupės valdymo struktūrą. Atsidarius projekto katalogą, mes matom, kad tam katalogė yra daugiau sukurtų projektų. Kiekvienam projektui mes galime priskirti skirtingas teises. Spaudžiam Member and Permissions, susiradę kolegas, kurie turės teisę prie šio projekto arba pasikvietę naujas kolegas. Šioje vietoje galima priskirti naujas rolės tam tikriem asmenims ir jie gali tiesiog arba matyti projektą, arba koreguoti projektą, arba būti projekto administratoriai. Tai ši struktūra yra patogesnė, kadangi mes galim priskirti skirtingiam žmonėm skirtingas prieigas ne tik bendram projektui, bet ir kiekvienam projekto katalogė. Tai Fusion bendradarbiavimas yra tikrai naudinga funkcija, ypač dirbant skirtingoms komandoms. Tai gali būti dizaino skyrius, dirba prie savo projekto. Kiti kolegos atliekant simulacijas taip pat gali pasiimti naujausią versiją šio projekto, ar gamybininkai galės dirbti prie gamybos paruošimų. Be viso to Fusion turi ir papildinį. Tai nuėję prie Extension paketo mes turim Manage papildinį, kur šis papildinys išplėstų didesnį komandinio darbo funkcionalumą. Apie tai galite pasiskaityti mūsų internetinėje svetainėje infoera.lt arba galite susisiekti su manim ir aš jums atsakysiu visus reikiamus klausimus.